Kartingo sportas yra ypatinga. Jam atiduoda visą savo širdį. Jis moko atkaklumo, drausmės, komandinio darbo ir niekada nenuleisti rankų. Mano pasiekti rezultatai rodo kryptį, kur einu, bet tikrasis kelias dar priešakyje. Svarbiausia, kad jis būtų prasmingas ir įkvėptų kitus nepasiduoti, ypač jaunimą, kuris drąsiai manęs klausia, kaip pradėti sportuoti ir ar nėra per vėlu. 2025 metų sezonas dar kartą įrodė, kad autosportas – komandinis darbas, paremtas atsakomybė, disciplina ir pasitikėjimu. Už kiekvieno sprendimo trasoje, kiekvieno rato ir progreso žingsnio stovėjo žmonės – treneriai, mechanikai, inžinieriai, simuliatorių treneriai, sporto psichologai, duomenų analitikai ir komandų nariai. Nuo kartingo iki pirmųjų Formulės 4 patirčių. Kiekvienas prisidėjo savo žiniomis ir profesionalumu. Kiekviena treniruotė ir aptarimas po sesijos buvo galimybė mokytis, tobulėti ir geriau suprasti autosporto subtilybę. Šios patirtis daugiau nei rezultatai, tai žmonės, jų žinios, patarimai ir palaikymas, kurie tapo neatskiriama mano kelio dalimi. Kiekviena įžvalga ir pokalbis dar labiau sustiprino mano motyvaciją, skatino siekti aukščiausių tikslų ir padėjo kurti tvirtą pagrindą tolimesniems žingsniams autosporto kelyje. Spydyti pradėjau kurti būdamas 14, nes supratau, kad autosporte neužtenka tik važiuoti. Jei nori daugiau galimybių treniruotis ir tobulėti, turi pats kurti savo aplinką.